Vilnius Challenge varžybos, tai nežinau, toks metų renginys, man visada labai smagu būna dalyvauti, visada kažkas naujo ir visada smagu išbandyti save. Varžybose visada dalyvaudavau su savo mergina, bet dėl nepalankių aplinkybių tenka ieškoti naujo komandos draugo. Partnerį rinkausi panašaus pajėgumo, kaip esu pati, kadangi turiu tam tikrų ambicijų, tai rinkausi pakankamai stiprų partnerį ir tikimės gerų rezultatų. Pasirinkau dalyvauti būtent šioje poroje, kadangi visuomet treniruojuosi su vaikinais ir merginos, kai kurios man yra tiesiog per silpnos, dėl to rinkausi vaikiną, kad galėčiau jo pasikliauti ir esant blogai situacijai, kad jis galėtų, tarkime, patempti ant dviračio ir panašiai. Vilnius Challenge varžyboms būtinai, aišku, reikalinga didelė ištvermė ir kadangi varžybos yra poromis, tai būtinai reikia palaikyti vienas kitą, būtinai reikia padėti, sakykime, važiuoti dviračiu, pastumti arba uždengti nuo vėjo. Jeigu jūsų komandos narys yra silpnesnis, padėkite jam žodžiu, bet ne tik žodžiu, padėkite jam atsisėsti ant rato, jis turėtų jums už nugaros ir tada bus lengviau. Jeigu jis atsipūs, po to jis jums padės, jūs pasėdėsite jam ant rato. Jeigu sunku labai bus, sulėtinkit tempą, važiuokit lėtesniu tempu, bet nesustokit, nenulipkit nuo dviračio, kad nebūtų taip, kad nulipsit, po to norėsit pailsėti, pastovėti. Po to bus dar sunkiau atsisėsti ant dviračio ir minti. Kadangi Vilnius Challenge susideda iš daugelio sporto šakų, dviračiui geriausia yra skirti bent 3 treniruotės į savaitę. Tokiu būdu galima visada, aišku, kaitalioti ir bėgimą, ir važiavimą dviračiu, ir riedučiais. Tai 3 dienas dviračiu arba 2 dienas būtinai, bet ne mažiau. Treniruotėje dauguma buvo vaikinų, tiesą sakant, miškuose ir gatvėse tendencijos tos pačios. Tai arba merginos neturi dviračių, nieks jų nenuperka, arba tiesiog juos laiko namie ir žiūri jų. Merginos traukit dviračius iš sandėliukų ir susitinkam Vilnius Challenge.